Sveiki. Tai gavau klausimą dėl daiktadėžių. Ar aš pirkau kartu, ar atskirai. Tai šitas daiktadėžės, kaip ir matos, Vouch, pirkau kartu su motociklu. Yra centrinė daiktadėžė ir dvi šoninės kartu su rėmais. Nežinau, gal verta labiau atskirai pirkti. Kaina čia beveik 1000 eurų. Naudoti tai nelabai dažnai, nuolat pagrindinę centrinę daiktadėžę naudoju. Šiaip kokybė yra visai, man patinka. Lyginant, jeigu su mano ankstesniu Triumph motociklo originaliom daiktadėžėm, tai ten buvo kaip termosas, dviguba senelės, o čia yra vienguba senelė, bet yra su tokiu pamušalu. Na ką aš čia dėl vaizdo telpa drąsiai 5 litrų butelis, vežiojusi nuolat lietaus aprangą, vežiojusi tepalą su purkštėm. Dėl talpos mano šalmas LS2 Advant X yra, tai visai talpinasi, puikiai užsidaro, žodžiu, jokių problemų. Vietos dar yra, matyti truputėlį iki viršaus. Tiesa, kai dedu aprangą į šalmą, ir viskas gražiai užsidaro. Yra firma Labų. Šiaip tai čia kitur mačiau būna irgi apdaila, kažkodėl pas mus nėra šitos apdailos. Vidus štai toks mikrošluostas. Šita dalis išsiima. Visą gražiai galima išsivalyti. Tai štai, na ką, dabar įdėsiu šalmą atgal ir galėsim šoninės dėžes. Taip, va. Šalmas truputėlį šonu. Ir dar pirštiniams vietos užtenka arba dar kokiam smulkmenom. Fiksuojasi. Štai čia toks mygtukas ir pasikelia ir užsirakina. Čia fiksatorius. Štai matosi. Pasikelia ir tada galima atrakinti. Taip, nusijama daiktadėžė su atskiru raktu. Atskiras raktelis. Aš gal padėsiu. Taigi su rakteliu atrakinau. Čia dabar atsidaro iš viršaus. Ir kažkaip įsijėm. Tvirtai nebarška, šiaip tai labai stabiliai stovi. Šoninės dėžės. Šoninės dėžės yra originalios dvi tokios, na jos dabar truputėlį apdulkėjusios. Montuojasi irgi paprastai. Užsikabina, ten užsikabina ir
pasistumia. Štai. Čia viena dalis, ten viena dalis užsikabina ir čia užsideda. Tvirtai. Su viena ranka yra sunkiau gal. Tai uždedu, įtaikau ir pristumiu. Štai. Šoninės dėžės gaunasi motociklas kaip ir vairas panašiai, taip ir dėžės. Žodžiu, jeigu su vairu pralendi, tai su dėžėm daugmaž turėtum irgi praleisti. Talpumas dėžių. Irgi medžiaga tokia pati. Čia nėra apdailos. Tai. Štai. Ką mes galim įdėti? 5 litrų butelis viršui, telpa. 5 litrų butelis, vienas drąsiai, du drąsiai buteliai, netgi taip. Dėžės pakankamai talpios, patinka yra kabliukai. Ant visų dėžių galima užsidėti gumeles, kilputes. Tai štai. Ir čia pakankamai daug vietos, kokia nors palapinė ar kažką tai dar. Na, o dabar parodysiu, kaip aš ruošiuosi keliauti su palapinė, ar ne? Čia vienvietė, jeigu vienam važiuoti, 40 litrų neperšlampamas maišas. Aš dabar į tuščią, čia tik tais padėjau, kad matytųsi daugmaž. Yra netrukdo atidaryti dėžėms. O tai va, visas tas aišku jį pritvirtinu su gumom. O čia dar va, kas man patinka šitom dėžėm, tai kada yra jos talpios pakankamai. Telpa 5 litrų butelis. Telpa dujinė viryklė ir telpa palapinė dvivietė. Yra nedidelė, 38 cm, man atrodo, koliuko ilgis yra ir šiaip tai pakankamai patogi. Štai. Ir dar vietos yra, dar laisvai butelis, va. Dujų balionėlis. Užsidaro, užtenka vietos viskam, niekas nesispaudžia, užsirakino, galima pasistatyti kavos puodelį. O kita daiktadėžė lieka tuščia, čia drabužiai įvairūs, miegmaišis ir pavyzdžiui, kur nors keliaujant. Labai patogi man šita viryklytė patinka. Išsilanksto. Prisijungia prie dujų balionėlio. Paprastai ir greitai. Taigi, ką aš dar pabandžiau pasidaryti, užsidėti nuo HID lankų šitas tašytas, na, netinka, truputėlį jos yra didesnės, lankai didesni, HID yra, na, kažkiek tai užsideda iš bėdos, galima, kaip aš tokiu atveju čia kompresorių, padangoms prisipūsti arba raktų komplektą kažkokį tai galima vežiotis. Tiek.
Gerų kelionių.